Aš Vilma Tugutienė, Šiaulių universiteto viešo administravimo katedros lektorė ir šiandien jums siūlau pakalbėti apie tai, kaip peržengti pirmąjį slenkstį į sėkmę. Tai nebus motyvacinė paskaita, kaip būti sėkmingam, ne. Tai daugiau savęs pažinimas, pažinimas to lauko, į kurį mes žengiam rašydami savo gyvenimo aprašymą ir supratimas tų žmonių poreikių, kurie jūsų gyvenimo aprašymą skaitys. Taigi, pradėkime. Jūs turite turbūt patirčių aplikuodami arba teikdami savo kandidatūrą į įvairius postus. Na, pavyzdžiui, mokykloje į mokyklos prezidento arba mokyklos tarybos nario postą, klasėje galbūt į klasės tam tikro lyderio postą. Visuomet mūsų prašo ko? Prisistatykite. Atskleiskite savo tam tikras stipriasias ar silpnasias pusės. Tačiau ne šiaip sau stipriasias arba silpnasias pusės, o tas pusės, kurios dera su posto, į kurį jūs aplikuojate, tam tikrais reikalavimais arba tam tikrais iššūkiais, su kuriais jūs turėsite susitvarkyti, būdami šitame poste. Kai mes kalbame apie konkursą, į kurį jūs einate, apie tam tikrą darbo vietą galbūt, arba pareigas, į kurias jūs norite papulti, pirmas slenkstis, kurį turite peržengti, tai yra būtent motyvacinis, gyvenimo aprašymas. Ką skaito, iš ko jumis pažįsta tie žmonės, kurie atrenka iš esamų kandidatų pačius tinkamiausius. Būtent jie pirmiausiai pasižiūri, kaip kandidatas save pristato šitame gyvenimo aprašyme. Antrasis žingsnis, o kaip kandidatas pateikia, įrodo, atskleidžia savo motyvaciją būti šitoje pareigybėje, šitose pareigose, šitame poste, kokios jo ateities vizijos dera su šito posto arba su šitos tam tikros darbo vietos strateginiais planais. Tam, kad kalbėti apie šitą temą mūsų, tai yra kaip parengti gyvenimo aprašymą ir šiek tiek užsiminti apie tai, o kasgi yra kokią reikšmę turi, kas tai yra motyvacinis laiškas, aš pasinaudosiu didžiuliu portalu, informaciniu portalu Karjera.lt, į kurį kviečiu jūs užsukti taip pat dažniau. Šitas portalas yra skirtas studentams, tačiau visi ten patalpinti metodiniai nurodymai, medžiagos, praktiniai patarimai, informacija apie karjeros valdymą dera ir tinka iš tiesų visų, ar ankstyvojo amžiaus, ar vyresnio amžiaus karjeros etapų žmonėms. Taigi, kaip reikia pasirengti gyvenimo aprašymą? Aš visą laiką sakau, pirmiausiai pradėkite galvoti ne išlipdami iš savo ego ir pereidami į to žmogaus, kuris skaitys jūsų gyvenimo aprašymą situaciją. Tai yra, kaip jums atrodo, ko darbdaviai arba tie, kurie vertina jūsų pateiktą gyvenimo aprašymą, ko jie tikisi skaitydami jūsų gyvenimo aprašymą. Jeigu mes atsiversime pirmąją nuorodą, manau, jūs matote, pirmiausiai autoriai šito tinklapio autoriai sako, kad darbdaviai arba tie, kurie vertina jūsų gyvenimo aprašymą, kuomet jūs kandidatuojate į tam tikrą postą, pirmiausiai siekia išsiaiškinti 3 pagrindinius dalykus. Tai yra, ar kandidatas turi pakankamai gebėjimų, įgūdžių, savybių, kas labai svarbu, patirties, kurios leistų jam tinkamai atlikti pareigas, darbą, užduotis, kurios leistų suprasti, kad kandidatas yra iš tiesų puikus pasirinkimas, kuris šitoje vietoje, į kurį aplikuoja arba pateikęs savo gyvenimo aprašymą, jis tinka, kad šitoje vietoje jis atras save,
jis šitoje vietoje bus aktyvus, veiks ir plėtos pačią organizaciją arba tą institutą, į kurį jis aplikuoja. Tai va, pirmas požiūris, ar ne, arba pirmas žvilgsnis, su kuriuo kiekvienas skaitantis jūsų CV be išimties susiduria, tai yra klausimas, į kurį jie siekia atsakyti. Ar kandidatas turi reikalingų, ne šiaip sau ypatingų, ar ne, bet būtent tinkamų ir reikalingų gebėjimų, įgūdžių, savybių ir neretai patirties. Reiškia, kai mes kalbame apie savo pastangas patekti į tam tikrą poziciją ir pirmąjį slenkstį gyvenimo aprašymą, mūsų gyvenimo aprašymas turėtų būti nukreiptas, turėtų būti parengtas taip, kad skaitytojui padėtų per labai trumpą laiką, labai greitai atskleisti šitą paslaptį. Tai yra sužinoti apie mus ir atsakyti savo į atitinkamus klausimus. Pažiūrėję į šitą tinklapį jūs rasite antrą dalyką, ką siekia išsiaiškinti būtent darbdavys arba tas, kuris skaito jūsų ir vertina jūsų gyvenimo aprašymą. Ar šitas kandidatas, tai yra jūs, motyvuotas būsimam darbui arba būsimai veiklai toje organizacijoje, kurioje ta veikla vyks. Kodėl tai yra labai svarbu? Iš tiesų, kuo toliau, tuo labiau ir tuo aktyviau kalbama, kad didelę vertę turi panašios vertybės, tai yra organizacijos ir darbuotojo arba kandidato vertybės. Ar kandidatas aplikuojantis į kažkokį postą ar pareigas, jis supranta, suvokia tą savo buvimą šitoje organizacijoje kaip darbuotojo, tai yra kaip žmogaus, kuris atlieka tam tikras pareigas, bet kartu ir kaip asmenybės. Ar šitos vertybės, kurios organizacijoje yra plėtojamos, yra puoselėjimos, atitinka to kandidato asmeninės vertybės? Jeigu tarp šitų vertybių yra konfliktas, didelė tikimybė, kad kandidatas gali ilgokai derintis, tai yra jam teks pakeisti savo vertybės. Arba organizacijai gali tekti ilgai derinti su šituo kandidatu, kad darbo tikslai, tos veiklos tikslai, jų abiejų veiklos tikslai būtų artimi. Vienodi ir panašus jie niekada nebus. Tačiau artimai suvokiami, tai yra organizacijos tikslai, organizacijos vertybės ir kandidato tikslai ir vertybės, kuo jos yra artimesnės, tuo vystymasis, ta sėkmė yra labiau tikėtina. Sėkmė abiem pusėm, ir organizacijai, ir kandidatui. Taigi, tas, kuris vertina jūsų kandidatūrą, skaitydamas jūsų motyvacinį laišką, turi rasti nedelsiant, kuo greičiau. Aš vėliau pasakysiu, kiek sekundžių skiriama yra motyvacinio laiško skaitimui. Reiškia, mes šitaip turime sudėlioti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, kad skaitytojas, vertintojas jūsų kandidatūros galėtų suprasti apie jūsų vertybės, apie jūsų tą norą, pasiryžimą mokytis, tobulėti pasirinktoje veiklos srityje kuo greičiau iš jūsų pateiktos informacijos. Ir trečias dalykas, labai susijęs su santykiais su žmonėmis. Kaip matote, šitame tinklapyje sakoma, ar kandidatas sugebės prisitaikyti prie kolektyvo, kuriame atliks savo pareigas. Tai yra, ar asmens ir organizacijos požiūris į santykius kolektyve, santykius su klientais arba tais kitais žmonėmis, kuriems yra skirtos mūsų pastangos, mūsų darbo rezultatas, ar šitas požiūris yra panašus. Tai tad trečioji dalis arba tas trečiasis dalykas
į kurį atkreipia dėmesį ir nori atrasti informaciją darbdavys, tai yra būtent kaip jūs teigiate, kaip jūs aprašote, kaip iš jūsų gyvenimo aprašymo galima suprasti jūsų santykį, jūsų gebėjimą dirbti kartu su žmonėmis, aptarnauti tam tikrus klientus ar vykdyti panašias veiklas. Na ir kitas žingsnis, kaipgi mums parengti šitą gyvenimo aprašymą. Daugeliu atveju instrukcijų yra pilna internetinė erdvė. Ir skaitant šitas instrukcijas dažnai mums atrodo, iš tiesų, rengiant gyvenimo aprašymą tiesiog užtenka atitikti tam tikro standarto. Tačiau kur atsiranda keistenybė? Ar tikrai atitikimas standartui, tai yra, jeigu mes parengsime, kaip sakoma, gerą, kas tas geras mūsų gyvenimo aprašymas, arba vadinamasis CV, curriculum vitae, trumpinys. Kas tai yra geras šitas gyvenimo aprašymas? Juk tai, kas atrodo patrauklu vienam skaitytojui ir jūsų kandidatūros vertintojui, gali būti visiškai nepatrauklu kitam. Taigi, absoliučiai gero gyvenimo aprašymo, tai yra taisyklių rinkinio, kurį atitikę jūs tikrai turėsite parengę tą puikų gyvenimo aprašymą, jūs niekur neatrasite. Kodėl? Būtent dėl tos priežasties, kad kiekvieną kartą kandidatuojant į vis kitą poziciją, mes susidurėme su vis kitokiais požiūriais, su vis kitokiomis vertybėmis, veiklos pobūdžių, reikalavimais tos organizacijos, į kurią mes norime patekti, kultūra. Taigi, jeigu mes norime, kaip sakom, tą pirmąjį slenkstį, tai gyvenimo aprašymą pateikę ir tą pirmąjį slenkstį į sėkmingą kandidatavimą įveikti, mūsų gyvenimo aprašymas turi turėti atitikti tam tikrus bendruosius principus, ir apie juos mes kalbėsim. Ir aišku, pirmiausia, padėti skaitytojui atsakyti į 3 anksčiau mano minėtus klausimus. Taigi, kas yra tas gyvenimo aprašymas? Atsiprašau. Ir kaip ir kam jis rašomas? Ką mums sako šito puslapio autoriai? Gyvenimo aprašymas tai yra priemonė, leidžianti mums save trumpai pristatyti. Tai yra pateikti apie save trumpą, argumentuotą, labai konkrečią, pagrįstą informaciją. Ką mums sako autoriai? Pirmiausiai, mums reikėtų pasakyti, kas aš esu. Tai yra, jeigu reikalaujama, kokia mano kvalifikacija atlikti tą veiklą, į kurią aš pretenduoju, kokios mano kompetencijos, tai yra, o ką aš gebu, ką aš moku jau atlikti, ne ką įsivaizduoju, kad mokėčiau, bet ką aš jau moku, tai yra galiu įrodyti, pateikti įrodymus, kad aš šitą veiklą jau esu sėkmingai atlikęs. Reiškia, turiu tam tikrą patyrimą. Kokia mano patirtis tam tikroje srityje. Ir be jokios abejonės, o kokie mano sėkmės įrodymai. Mano trumpas pristatymas, tai yra, kas aš esu, kokia mano kvalifikacija, jeigu jos reikalauja, kokios mano kompetencijos, kokia mano patirtis ir kokie pasiekimai. Antras žingsnis. Ko aš siekiu? Tai yra, kokie yra mano darbo ir karjeros tikslai. Kur aš teikdamas tą gyvenimo aprašymą, kur aš matau galimybę mokytis, tobulėti ir būti naudingas šitai organizacijai. Ar mano tikslai, kuriuos aš vienokiu ar kitokiu būdu, tuoj apie tai kalbėsim, pateikiu savo gyvenimo aprašyme, atitinka to vertintojo
organizacijos tikslus ir vertybėmis. Ir trečias, ką mes turėtumėm apie save pateikti, kuo aš būsiu naudingas, ką aš gebėsiu atlikti, kokias problemas aš galėsiu išspręsti organizacijoje. Tai yra, kaip aš pateiksiu savo pasiekimus. Ar mano patirtys, mano kvalifikacijos, vertintojui mano CV leis susidaryti įspūdį, kad aš esu tinkamas kandidatas. Nes į sekantį etapą, tai yra pokalbį, bus pakviesti tik tie kandidatai, kuriuos vertintojas mūsų kandidatūros pripažins, supras, atrinks kaip tinkamus kandidatus. O prieš tai kalbėjom, kad iš tiesų tinkamas kandidatas, jis ne tik turi turėti atitinkamą kvalifikaciją, bet ir demonstruoti tam tikrus gebėjimus, atlikti darbus, įsilieti į kolektyvą ir dirbti su žmonėmis. Tuo tarpu žiūrint iš to vertintojo pozicijos, ar ne, aprašymas, gyvenimo aprašymas, tai yra dokumentas. Tai nėra kūrinys, meno kūrinys, tai nėra tam tikras platus tekstas, tai yra labai koncentruotas dokumentas, iš kurio galima greitai, pabrėžiu, gyvenimo aprašymą, mes rašom tokį, arba turėtumėm rašyti tokį, kuris leistų greitai vertintojui, greitai ir efektyviai nustatyti kandidato potencialą, vertę organizacijai, suvokti, ar jis sugebės, ar jis yra pasirengęs atlikti tą veiklą, dėl kurios yra kandidatuojama ir be jokios abejonės, ką darbdaviai pastaruoju metu ypač pabrėžė, ar jis yra motyvuotas būsimam darbui. Tai yra mūsų pateiktos tam tikros sėkmės istorijos arba, kaip sakom, sėkmės įrodymai rodo mūsų tam tikrą motyvaciją. Taigi, pirmas žingsnis. Jei darbdavys šitame mūsų pateiktame dokumente neras šitų reikalaujamų arba norimų aptikti savybių, kas įvyks? Mūsų CV bus atmestas. Ką tai lems? Kad mes į antrąjį etapą, tai yra pokalbį, kur jau galėsime plačiau atskleisti, papildyti tai, ko mes galbūt motyvaciniam laiške ir gyvenimo aprašyme neįdėjome, mes tenai nepateksime. Kodėl? Todėl, kad darbdavys tiesiog tokius kandidatus, kurie neatitinka jo iškeltų tikslų, poreikių, kurie nesugeba raštu savęs pateikti, tokius kandidatus tiesiog, kaip sakoma, atsijoja. Taigi, kaip rengti gyvenimo aprašymą? Yra keli gyvenimo aprašymo tipai. Išskiriami, matyt, jūs daug kur rasite šitą informaciją, chronologinis gyvenimo aprašymas, funkcinis arba mišrusis gyvenimo aprašymas, kur mes galime matyti ir chronologinio gyvenimo aprašymo požymių, ir funkcinio gyvenimo aprašymo požymių. Labai trumpai apie visus šitos tris tipus. Kodėl apie juos verta žinoti? Reikia, rašant gyvenimo aprašymą, pirmiausia, iš kur mes galime žinoti, ką tenais reikia rašyti. Pirmiausia, mes turime labai gerai įsiskaityti ir aiškiai sau atsakyti į klausimą, ko iš manęs tikisi. Įsiskaityti į tą kvietimą, ar ne, arba jeigu tai yra darbo situacija, skelbimą, kuriame būna dažniausiai surašytos visos sąlygos būtinos patekti į šitą vietą. Reikalavimai kandidatui, kuris turėtų patekti kaip sėkmingas į šitą darbo vietą. Taigi, ar mums reikia chronologinio, ar funkcinio gyvenimo aprašymo, ar mišriojo gyvenimo aprašymo, priklauso nuo to, kokias sąlygas, kokius reikalavimus darbdavys arba tas asmuo arba organizacija, kuri būtent skelbia tam tikrą kvietimą, konkursą, sutalpina į skelbimą.
Taigi, chronologinis gyvenimo prašymas. Jis dažniausiai turbūt šiuo metu mes, jeigu peržiūrėtumėte daugelio CV, žmonių CV arba gyvenimo prašymus, jūs matytumėt, kad chronologinis gyvenimo prašymas, jis yra dažniausiai naudojamas, paplitęs ir įprasčiausias. Tai yra, jame pateikiama informacija chronologinė tvarka. Tačiau rekomendacija yra pateikti nuo naujausių duomenų. Apie ką jūs pateikėte naujausius duomenis? Ir jau toliau galima tuos duomenis vardinti einančią link seniausio fakto tvarka, ar ne? Apie išsilavinimą, apie darbinę patirtį, apie tam tikrus savo pasiekimus, kurie galbūt darbdaviui gali būti įdomu. Kodėl šitas aprašymas yra toks populiarus? Iš tiesų, dauguma darbdavių teikia tokiam informacijos pateikimui pirmenybę. Kodėl? Todėl, kad yra labai aiškus ir pagrįstas faktais. Šitokiu būdu pateikiant informaciją apie save, mes galime parodyti savo augimą, savo tam tikrą kryptingą tobulėjimą ir tai jau demonstruoja mūsų vertintojui kiek mes šitą pateikdami šitokią chronologiją, kiek mes pažįstame darbo vietą, kiek mes kaip kandidatai šitą darbo vietą patys suprantame. Tačiau šitokia chronologinė tvarka pateikiami faktai galimi tuo atveju, jeigu mes turime tos ilgos patirties. Jeigu mūsų augimą, tą vystymąsi galima chronologiškai sudėlioti. Jeigu mes neturime tokių sekų, kaip mes mokėmės, kaip mes ten turėjome skirtingų patirčių, įvardindami laikotarpius, kuriais mes šitas patirtis turėjome, mums labiau tinka funkcinis gyvenimo prašymas. Tai yra, kuomet mes pabrėžiame kompetencijas ir patirtis, o ne išvardiname labai konkrečius darbus arba labai konkrečius faktus. Informacija mūsų šitokiam funkciniam gyvenimo prašyme yra grupuojama arba sisteminama būtent pagal kompetencijas, kurių reikalauja darbdavys. Mes pateikdami savo tą patyrimą, įrodydami faktais savo pasiekimus, iš tiesų nereikšmingą darbinę patirtį arba tą kompetencijos, kvalifikacijos patirtį, mes ją čia šitokiu būdu net neminime ir neakcentuojame. Gali mūsų tam tikrų laikotarpių būti ir trukdžiai, trūkiai kažkokioj veikloje, ar ne, gali keistis mūsų veiklos pobūdis, arba buvo toks laikotarpis, kai mes savo veiklos pobūdį keitėme labai dažnai. Tai tas funkcinis gyvenimo prašymas mums padeda neakcentuoti tų tam tikrų pokyčių vykusių mūsų gyvenime, kurie galbūt tikrai neturi didelės reikšmės aplikuojant į atitinkamą poziciją. Jis geriausiai tinka tuo atveju, kai keičiama karjeros kryptis, kai siekiama po ilgos pertraukos neveiklumo patekti į kokią tai poziciją, kai mes turime gana ribotą tam tikrą patirtį, ar ne? Darbdaviams šitas funkcinis gyvenimo prašymas kartais nelabai yra priimtinas. Kodėl? Todėl, kad tai labai apsunkina tą pažinimą kandidatų, kai mes skaitydami šitą gyvenimo prašymą, funkcinį gyvenimo prašymą, turime palyginti jo augimą, ar ne jo tuos naujus susiformavusius įgūdžius, susiejant su buvusiomis veiklomis, darbovietėmis, organizacijomis,
kurioms kandidatas priklauso, atsakomybės lygių, dažnumu, ar ne? Todėl neretai, norėdami patekti į tam tikrą poziciją, kandidatai naudojasi mišriuoju, taip vadinami mišriuoju gyvenimo aprašymu, kur abidvi šitas sampratas, tai yra chronologinį faktų išdėstymą ir funkcinį aprašymą savo patirties ir pasiekimų mes galime derinti. Tai toks mišrusis gyvenimo aprašymas gali būti kaip pavyzdys tokio mišraus gyvenimo aprašymo. Gali būti labai dažnai dabar, labai populiariai naudojamas Europass. Vadinamas Europass yra tikrai visoje Europoje daugelio darbdavių, daugelio organizacijų atpažįstamas dokumentas, kur mes parodome savo tam tikrą kompetenciją, įrodome tą kompetenciją faktais ir kartu chronologinė tvarka pristatome tam tikrus savo pasiekimus. Į ką reikia atkreipti dėmesį, kuomet jau mes pasirenkame, kurį CV arba gyvenimo aprašymo tipą pasirinksime, ar ne? Kuris tipas mums bus vertingesnis. Ar vienam, ar kitam tipe svarbu laikytis, sakykime, autoriai čia išvardina 3 tokių pagrindinių principų. Tai yra, gyvenimo aprašymas turi būti aiškus. Ką reiškia aiškus? Suprantama kalba, aiškiai, bet, ką pabrėžė ir autoriai, patraukliai. Išdėstyk savo tikslus, išsilavinimą, darbinę patirtį, žinias, gebėjimus, interesus. Suprantama kalba, aiškiai bei patraukliai. Nelengva. Tam reikalingos tikrai mūsų komunikacinės tam tikros ir žinios, ir gebėjimai. Tačiau visi mes to mokomės. Ir kuo mūsų gyvenimo aprašymas bus aiškesnis, tačiau iš kitos pusės ir patrauklesnis darbdaviui, tuo patekti į kitą etapą, tai yra peržengti atrankos pirmąjį slenkstį, yra didesnė tikimybė. Antras pastebėjimas. Gyvenimo aprašymas turi būti glaustas. Tai yra nebūtina minėti neesminių dalykų. Tų dalykų arba tos informacijos, kuri galbūt būsimam darbdaviui, tam vertintojui jūsų kandidatūros gali būti nesvarbi, kuri nereikšminga poreikiams, tos organizacijos, į kurią mes aplikuojame, poreikiams. Mes be jokios abejonės galime turėti žymiai daugiau ką apie save pasakyti. Tačiau ar tikrai reikia apkrauti skaitytoją papildomą informaciją, kuri tiesiog mus pristato, tačiau nerodo, kiek mes esame tinkami, derame prie iškeltų reikalavimų. Ir trečias. Gyvenimo aprašymą rašome nebuvusiems darbdaviams, kaip sako autoriai, o būtent savo ateities darbui. Taigi tikslai, kurių mes siekiame mūsų gyvenimo aprašyme, turi būti labai aiškiai deklaruoti arba atskleisti, parodyti. Skaitytojas, vertintojas, vertinantis pagal gyvenimo aprašymą mūsų kandidatūrą, iš tiesų siekia ne tik atpažinti mus kaip tinkamą kandidatą, bet ir kartu suvokti mūsų požiūrį į ateitį. O kokius tikslus mes turime? O kokių ateities perspektyvų mes galime siekti? Taip pat bus mūsų gyvenimo aprašymas, kaip sako autoriai, bus veiksmingesnis, tai yra, jis nepateks tarp atmestųjų skaičiaus, jeigu
Va čia jau yra praktiniai patarimai, ne tik patys principai, kaip ką tik išvardinau, aiškus gyvenimo aprašymas, glaustas, atskleidžiantis mano tikslus, bet ir labai praktiniai, labai toks tiksliai atitinkantis skaitytojo poreikius. O kad atitiktų skaitytojo poreikius, mums pirmiausia reikia šitą skaitytoją pažinti. Tai yra aiškiai suprasti, į kokią organizaciją mes aplikuojame. Ką sako šito tinklapio, ir aš po to parodysiu tam tikros metodinės priemonės autoriai. Tai yra gyvenimo aprašymo visiems atvejams netikslinga. Vieno gyvenimo aprašymo, kuris tiktų visiems atvejams, netikslinga ruošti. Kodėl? Todėl, kad skaitytojas kiekvieną kartą bus kitas. Organizacija, į kurią mes aplikuojame, pozicija, į kurią mes taikomės, kiekvienu atveju bus kita, reiškia kitos kultūros, kitos vertybės, kiti reikalavimai. Taigi gyvenimo aprašymas rengiamas kiekvienai pozicijai naujas. Kodėl? Todėl, kad jis turi būti tikslinis. Antras dalykas, kuris padės mums tarp didelės krūvos gyvenimo aprašymų patraukti darbdavio dėmesio. Tai yra, gyvenimo aprašymas turi būti patrauklus vizualiai. Reiškia, skaitytojas, matydamas mūsų gyvenimo aprašymą, jis turi matyti svarbiausius dalykus iškeltus į priekį arba akcentuotus, pabrėžtus, išryškintus. Kaip tai padaryti? Tinkamas šriftas, struktūra, aiški, nuosekli, logiška, vizualiai gražiai atrodanti, tai yra pasikartojanti, tvarkinga struktūra padės darbdaviui ilgiau sulaikyti savo rankoje šitą gyvenimo aprašymą. Trečias dalykas. Mums atrodo kartais, kad gyvenimo aprašyme mes galime pateikti bet kokį tekstą, bet kokią informaciją, kurią nebūtina pagrįsti faktais. Pavyzdžiui, aš esu draugiškas. Aš visą laiką esu labai orientuotas į tikslą. Ar tikrai? Ką sako autoriai? Sąžiningas ir tikslus gyvenimo aprašymas padės darbdaviui greičiau suprasti, kad mes esame tinkami kandidatai. Iš tiesų, norisi kartais pagražinti tam tikrus dalykus apie save. Šiek tiek perdėtai pristatyti savo patirtį, kvalifikaciją, pomėgius ir panašiai. Tačiau, ar tikrai verta šitą informaciją pateikti perdėtai, ją parašant be jokių faktų, o tiesiog kaip gražų kūrinį? Tikrai neverta. Kodėl? Gyvenimo aprašymas ne romanas. Faktai, kurie yra pateikiami šitam gyvenimo aprašymą, jie turėtų būti labai greit patikrinami. Tai yra tam tikras dokumentikai arba dokumentikos žanras. Visi mūsų aprašyti, mūsų kokybiniai tam tikri rodikliai darbdavio arba to vertintojo gali būti labai greitai patikrinti. Kodėl? Todėl, kad paskambinti į mūsų buvusią instituciją arba buvusią kokią tai organizaciją yra labai lengva. Paskambinti ir pasiteirauti, kaip veikia šitas veikėjas, kokios jo patirtis, kokie jo veiklos rezultatai. Tai iš tiesų išnaudoti galimybę save pozityviai, teigiamai pristatyti yra teisingas žingsnis. Minėti savo stipriasias pusės yra teisingas žingsnis. Nemeluoti, bet būtent save pažinti ir paminėti tas stipriasias savo pusės yra teisingas žingsnis. O apie silpnasias pusės mūsų šitam gyvenimo aprašyme niekas neklausia. Ta galime palikti
pokalbį. Ketvirtas dalykas. Ką mums reikia padaryti, kad mūsų gyvenimo aprašymas būtų veiksmingas. Tai yra, darbdavys jį savo rankose išlaikytų ilgiau. Jis turi būti konkretus ir labai svarbu, įtaigus. Jeigu mes savo pasiektus rezultatus pasakome, pristatome, parašome, būtų labai prasminga naudoti ne tik tai kokybinę, pavyzdžiui, aš sėkmingai išlaikiau egzaminus. Išraiška, ne? Bet ir kiekybinė. Mano pažymių vidurkis buvo 9, 10. Naudoti netgi gudrybę tokią, vadinamas aktyves žodžių formas, reiškiančias mūsų dalyvavimą procese, aktyvų dalyvavimą procese. Vadovavau, organizavau, vertinau, dalyvavau, o ne dalyvavau planuojant ar vyko planavimas. Vis dėlto šitas veiksmažodis parodantis mūsų pačių įsitraukimą, jis yra daug veiksmingesnis. Kitas dalykas. Teikiant aplikaciją reikia išmanyti ir tam tikrą terminiją. Tai yra savo gyvenimo aprašyme naudoti terminus, kurie būdingi tai sričiai, į kurią mes aplikuojame. Čia dar viena gudrybė, tačiau labai veiksminga. Mes turėtumėm išmokti arba įsigilinti šitą sritį, į kurią mes aplikuojame ir naudoti terminus, žodžius, kuriuos skaitytojas vertinantis mūsų kandidatūrą iš tiesų atpažįsta. Tai būtų žymiai jam lengviau suprasti, kad kandidatas kalba tą pačią kalbą. Ką tai lemia? Tai lemia, kad mūsų gyvenimo aprašymas bus padėtas į krūvelę kandidatų. Prieš paskutinis punktas. Be stiliaus ir gramatikos klaidų. Iš tiesų, visi jūsų gražūs ar mūsų gražūs parašyti dalykai gali nublankti, jei tekste bus daug klaidų. Ne tik gramatinių klaidų, bet ir stiliaus klaidų. Tos kalbos taisyklingumas yra viena iš veiksmingumo sąlygų. Prašom, duokite kažkam paskaityti šitą jūsų gyvenimo aprašymą, prašant pagalbos. Gal iš tiesų kažkas gali padėti ištaisyti klaidas, sutvarkyti stilių, ne tik redaguoti patį tekstą ar maketuoti, bet ir padėti šito gyvenimo aprašymo kalbą padaryti taisyklingesnė. Ir kuo užbaigė šitą ilgą sąrašą autoriai, gyvenimo aprašymas turėtų būti nuoseklus. Arba jeigu gyvenimo aprašymas yra nuoseklus, tai padeda užtikrinti, sustiprinti jo veiksmingumą. Tai yra stiliaus požiūriu. Vienodą kalbos stilių visame gyvenimo aprašymą išlaikant, iš tiesų mes turime didesnę galimybę, aukštesnę galimybę, kad mūsų gyvenimo aprašymą skaitytojas perkels į krūvelę kandidatas. Na va, kągi dar autoriai šitame tinklapyje mano pristatytame, kągi dar jie pabrėžė. Įtrauk į gyvenimo aprašymą savo tikslą, pristatyk gyvenimo, rask vietą gyvenimo aprašyme, pristatyti savo tikslą ir pasiryžimą. Iš tiesų, ta mūsų tikslo formuluotė, ką galima panaudoti po to ir motyvaciniam laiške, tai yra turint 2 dokumentus sustiprinančius mūsų įvaizdį, parodo darbdaviui mūsų siekius ir pasiryžimą. Tikslo formuluotė gali apimti 3 pagrindinius aspektus. Tai yra darbo vieta arba ta veiklos
vieta, kurią norime užimti, į kurią kandidatuojame, pati organizacija ir sritis, kurioje norime dirbti. Didžiausias privalumas, kurį mes galime pasiūlyti darbdaviui. Tikslo formuluotės pavyzdys jums yra pateiktas šitam tinklapyje. Į kurią poziciją paprastai gyvenimo aprašyme mes pažymime, į kurią poziciją kandidatuojame. Ką siūlo, kokią gudrybę siūlo panaudoti šito metodinės priemonės autoriai. Šitoje vietoje parašyti truputį plačiau. Tai yra, mes kandidatuojame į tam tikrą poziciją, ją ir paminim. Pavyzdžiui, kaip ir pateikta čia, projektų vadovas informacinių technologijų įmonėje ir atkreipkite dėmesį, maža gudrybė. Mūsų siekis ir pasiryžimas po kablelio, kurioje galėčiau panaudoti projektų valdymo ir IT žinias. Retai kur pamatysite šitą po kablelio einančią sakinio dalį, kurikulum vitae, o jūs pasinaudokite tuo. Tai rodo jūsų tikslą ir pasiryžimą savo žinias panaudoti, pritaikyti organizacijos, į kurią jūs norite aplikuoti poreikiams. Na va, tai šitiek gudrybių leidžiančių mums patekti į kandidatų pakviestųjų pokalbiui sąrašą. Prie to aš dar norėčiau jums pridėti tokią trumpą informaciją, nebegaišinant jūsų laiko ir nebe užimant jūsų dėmesio, motyvacinio laiško reikšmė. Vėlgi, tam pačiam tinklapyje mes turim ir metodinę tam tikrą pagalbą, kągi reiškia motyvacinis laiškas. Mes iš tiesų prie šito ilgai nesustosime. Tiesiog noriu pabrėžti, kad kaip ir gyvenimo aprašymo, taip ir motyvacinio laiško mes negalime turėti vieno visiems atvejams. Labai rekomenduoju jūsų atidžiai skaityti skelbimą, pagal kurį jūs rašote savo gyvenimo aprašymą glaustą, aiškų, kryptingą ir iš šito gyvenimo aprašymo ir skelbimo padaryti tam tikrą, kabutėse sakau, santrauką. Motyvacinį laišką. Neilga, jokių būdų neilga. Kaip ir gyvenimo aprašymas. Kaip ir sakėm, jis turi būti trumpas. Jeigu jūsų gyvenimo aprašymas 3 puslapiai, darbdavys neturi laiko šitiek skaityti. Arba vertintojas jūsų kandidatūros turi labai limituotą laiką. Jam aplikantų ant stalo gal guli koks 10 ar 20. Taigi, ką sako mokslininkai? Kad vertintojas arba darbdavys, skaitantis jūsų motyvacinį laišką arba gyvenimo aprašymą, tam sugaišta maksimaliai 30 sekundžių. Ir kai jūs dabar manęs paklaustumėt, o tai kokio ilgio turi būti gyvenimo aprašymas? Ogi tokio, kurį būtų galima perskaityti, gaištant iki 30 sekundžių. Nes jeigu darbdavys turės skaityti ilgiau, tiesiog jūsų kandidatūra gali, pabrėžiu, nebūtinai turi, gali būti atmesta. Jeigu, aišku, sąlyga tam yra, jeigu yra labai daug kandidatų ir darbdavys neturi laiko gilintis į jūsų pateiktą ilgą, išsamų, platų gyvenimo aprašymą. Na va, ir motyvacinis laiškas taip pat. Ko siekiame šituo motyvaciniu laišku? Siekiant išsiskirti iš kitų. Pademonstruoti, jog iš tiesų esame tinkami konkrečiai veiklai. Atskleisti savo siekius šitoje organizacijoje. Rekomenduojama, kad šalia aiškaus, konkretaus, glausto gyvenimo aprašymo
visada pridedame ir motyvacinį laišką, kuris yra pritaikytas labai konkrečiam darbdaviui. Darbdaviai puikiai atpažįsta šabloninius, masinius šitos motyvacinius laiškus ir jų net neskaito. Darbdaviui yra aktualu kas? Kodėl būtent mano organizaciją tu pasirinkai? Kodėl tu gali būti tinkamas būtent mano organizacijai? Tai yra klausimas, kas yra motyvaciniai laiškai? Tai priemonė darbdaviui pateikti teisingą, konkrečią, tačiau tik teigiamą informaciją apie save. Tai yra tikslingai atrinktus savo gebėjimus, kurie dera su darbdavio keliamais reikalavimais skelbime. Kodėl rašomi motyvaciniai laiškai? Iš darbdavio perspektyvos tai priemonė sutaupyti laiko, atrenkant kandidatus tolesniam etapui. Tai yra priemonė, būdas darbdaviui gauti įrodymus, kad šitas kandidatas yra vertesnis, naudingesnis, gali būti naudingesnis organizacijoje. Iš kandidato perspektyvos tai galimybė tinkamai prisistatyti, pademonstruoti darbdaviui, kad tu arba organizacijos vertintojai, kad tu žinai apie šitą organizaciją, pademonstruoti, išreikšti savo entuziazmą, kad būtent šita organizacija, šita pozicija, šita veikla tau yra miela, tu ją supranti, tu gali pateikti gausybę patobulinimų, tu matai perspektyvą, be jokios abejonės išsiskirti iš kitų ir motyvuotai veikti, kad arba motyvuotai apie save motyvuotai pristatyti, savo tą išskirtinumą apibūdinti, kad patektumėm į kitą etapą arba į einantį iš paskos, sekantį vertinimo mūsų kaip kandidato vertinimo etapą. Labai aiškios instrukcijos. Kam skirtas mūsų motyvacinis laiškas? 5 klausimai, į kuriuos reikia savo atsakyti prieš pradedant rašyti motyvacinį laišką. Kam? Kas šito laiško skaitytojas? Mes turime jį pažinti. Rekomenduojama panaršyti organizacijos, į kurią mes aplikuojame puslapyje, elektroninėme puslapyje. Kaip tau atrodo? O kodėl darbdavys arba šitas vertintojas būtent tave turi pasamdyti? Iš kur tu žinai, kad būtent tu esi tinkamas kandidatas arba pats tinkamiausias kandidatas? Kokios tavo kompetencijos, patirtis, pasiekimai yra reikšmingi šitam darbdaviui? Ir yra kita pusė. O kodėl tau svarbi, kokia priežastis lemia, sąlygoje, kad būtent šitoje organizacijoje tu nori dirbti? Be jokios abejonės, jei yra papildomos informacijos, kuri galbūt į gyvenimo aprašymą netilpo, galima pateikti motyvaciniam laiške. Ir ką labai rekomenduoja taikliai šitos metodinės priemonės autoriai, norėdamas parašyti gerą motyvacinį laišką, turi jį rašyti iš darbdavio perspektyvos. Tai yra įvertinti, ką skaitytojas sužinos daugiau apie tave, ką papildomai jis įžvelgs, skaitydamas tavo motyvacinį laišką. Jeigu mes savo nesakome į šitos klausimus, neverta skaitytojo arba darbdavio dėmesio ir laiko gaišinti. Į ką svarbu atkreipti, rengiant motyvacinį laišką? 3 dalykai labai artimi mūsų gyvenimo aprašymo principams. Į formą. Laiškas turi būti vizualiai patrauklus ir struktūruotas, leidžiantis greitai aptikti esminę informaciją. Ir jau vieno puslapio laiškas tai yra maksimumas. Rekomenduojama rašyti iki pusės puslapio. Jūsų
tekstas turėtų leisti darbdaviui, skaitant jį, suprasti akcentus. Reiškia, tekstą reikia parengti, aišku ir struktūruoti. Stilius, kalbos stilius, unikalus minčių reiškimo būdas, lengvai skaitomas. Kam mums yra lietuvių kalbos pamokos mokykloje? Galime iš tiesų ne tik išmokti gražiai kalbėti, bet ir suprasti, kad mūsų šita graži kalba, kurią mes įvaldysime būtent per literatūros, per kalbos pamokas, mums gali padėti laimėti arba patekti į atrinktų kandidatų sąrašą. Turinys. Darbdavys jūsų laišku turėtų būti suinteresuotas. Tai yra, kelkite savo klausimą, o kodėl darbdavys arba vertintojas jūsų motyvacinį laišką turėtų skaityti? Kas jame jam tiktų labai, ką jis turėtų jame įžvelgti, kokios stiprybės, mano kompetencijos, patirtis, atsižvelgiant į tos organizacijos ar veiklos ypatumus, į kurią mes aplikuojame, ten turi būti aprašytos. Tai yra, kodėl darbdaviui mano motyvacinis laiškas turėtų būti įdomus. Be jokios abejonės, vienas ypatumas, ką akcentuoja ir autoriai šito metodinės priemonės, kad šitie reikalavimai formai, stiliui, turiniui labai vairuoja priklausomai nuo šalies, kuriai atstovauja organizacija, nuo kultūros, kurioje šita organizacija veikia. Tad mums iš tiesų reikia šiek tiek įsigilinti prieš rašant motyvacinį laišką į tai, kągi veikia, kokie šitos organizacijos pasiekimai. Pagrindiniai patarimai. Jų aš visų neskaitysiu. Aš tik noriu akcentuoti 2 iš jų. Pirmiausia, laišką rašyk, žinodamas, kas bus skaitytojas. Konkretus darbdavys, konkreti organizacija. Tai yra labai svarbu. Antras dalykas, paskutinis. Įvardžio aš nevartok labai dažnai. Pavyzdžiui, kiekvieną pastraipą pradedant aš. Iš tiesų tai erzina skaitant jį. Taip gali pasirodyti, kad jūs esat labai koncentruotas į save. Taigi, motyvacinis laiškas, tas geras motyvacinis laiškas, jis turėtų būti kaip mažas arba trumpas literatūros dokumentikos kūrinėlis. Tekstas. Linkiu jį tokį ir susikurti. Linkiu jums būti kūrybingais, įvaldyti kalbą, būti entuziastingais ir aplikuojant į kurią nors poziciją. Iš tiesų, pirmiausia, gerai pasidomėti, o kokios šitoje mūsų organizacijoje, kurią mes aplikuojame, o kokios ten taisyklės, o kokia ten kultūra, o kokie ten santykiai. Visą tai mes panaudosime rengdami veiksmingą gyvenimo aprašymą ir tinkamą motyvacinį laišką. O tai jau žingsnis į mūsų sėkmę. Tai yra, jeigu mūsų motyvacinį laišką perskaitys darbdavys, jeigu mūsų gyvenimo aprašymas padės jam aptikti, be pastangų aptikti tinkamas savybės, mes būsime pakviesti į pokalbį. Na, o apie tai, kaip pasirinkti pokalbį, jau kitą kartą. Geros jums kloties ir sėkmės!